Mes žinome, kas yra perkūnija, griausmas ir žaibai. Tai meteorologiniai reiškiniai ir žinome jų priežastį – elektros krūvių išlydis. Tačiau tikriausiai visi žino, kad senovės lietuviai turėjo tokį dievą – perkūną. Daugelis mano, jog tai buvo pagrindinis lietuvių dievas. Ilgą laiką buvo manoma, kad mes netgi turime perkūno statulėlę, rastą archeologinių tyrinėjimų metu. Štai ji. Tačiau dabartiniai archeologai nustatė, jog tai 13 amžiaus žvakidė. Buvo įsivaizduojama, kad perkūnas dangumi važiuoja. Šie vaizdiniai gali būti labai seni, siekiantys indoeuropiečių protėvynę. Tai buvo karių dievas, todėl ir pats karingas, turintis savus ginklus. Visai nenustabu, kad jo pagrindinė funkcija buvo kovoti su velniukai žemėje. Ir dar vienas perkūno vaizdinys. Jis joja ant balto arklio su pakeltu kalaviju. Tai primena mūsų vytį. Šiandien perkūnija – tai meteorologinis reiškinys, o senovės lietuviams – tai perkūno balsas.